Šiandien mes turėjome susitikimą su neįgaliųjų organizacijų atstovais ir iš tikrųjų šiandieną buvo kalbėta apie daug problemų, su kuriomis susiduria neįgalieji asmenys. Ypatingai išryškėjo viena didžiulė problema, kad tai yra susijusi su neįgaliųjų įmonėmis. Tai yra ta problema, kad pagal viešųjų pirkimų įstatymą tos įmonės valstybės, kurios vykdo viešuosius pirkimus, 10% tų viešųjų pirkimų turi vykdyti pas neįgaliuosius asmenys, tai būtent tas neįgaliųjų įmonės. Bet kaip rodo praktika, taip nėra. Ir šitą problemą iš tikrųjų reikia iškelti ir mes šiuo metu rengiamės atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, kiek mūsų savivaldybė, tarkim, per šitą laikotarpį, kai yra šitas įstatymas, egzistuoja, kiek jinai iš tikrųjų turėjo tų viešųjų pirkimų ir kiek procentų buvo tų viešųjų pirkimų padaryta iš būtent šitų neįgaliųjų organizacijų. Taip, be abejo, taip pat buvo daug kitų problemų paminėta. Mes žinome, kad neįgalieji asmenys iš tikrųjų labai turi daug problemų. Jie iš tikrųjų turi, kaip visi skelbia, visi popieriai, kad jie turi turėti tas visas lygias teisės kaip ir sveikas žmogus. Bet ką mes matome, kad pavyzdžiui, kad ir dabar įmonė ar ne, kurioje dirba neįgalūs asmenys, reiškia, jinai negauna užsakymų, tai kaip tiems žmonėms susidirbti, kaip jiems normaliai integruotis į visuomenę. Ir apskritai labai daugybė problemų, kurias aš tikrai užsirašiau ir mes stengsimės kuo greičiau pradėti jas spręsti ir padėti šitiems žmonėms.